šiaip netaip, išlaikydamas pusiausvyrą sugeba numesti perdavimą Igniui Brazdeikui. Francisko kaip aštriai tarp dviejų varžovų. Energijos injekcija, taip pat ir rezultatyvus perdavimas vienoje pusėje Bryanto Dunston. Tubelį žaidžiantį nugarai krepšį, to daug nematėm, kad Ulanovas tą darė, bet akivaizdu, kad Tubelį toliau bandys atakuoti čia. Francisko toks blokas, Šeivo nukreipsi metant iš toli. Labai geras psichologinis postūmis metikams. O čia ir vėl Smailagičius prieš Tubelį nugarą į krepšį, vėl nesėkmingai, vėl pats į kamuolį. Gudaitis buvo perėmęs Brazdeikio priežiūrą, spėjo lyg ir grįžti prie Bryanto Dunstono, bet Dunstonas jau buvo labai geroj. Na, trinkeriai mėgsta ten tos 10-11 žaidėjų per, nežinau, 10 minučių, kartais per pusantro kėlinio pastikrinti ir tada jau pradeda to čia. Biručio užtvaras ir Vydis buvo kiek paleidęs kamuolį iš rankų, galiausiai pašokdino Normantas, sulaukė Lauryno Biručio puikaus perdavimo ir Kristapas nuo parketo lygina rungtynių rezultatą. Jis išsisuko dabar vėl. Kamuolys išsisuka iš lanko ir jau matos net iš kūno kalbos, kad išėjo su... Jeigu šiuo metu grįžčiau namo, paklausčiau draugės, koks rezultatas, jinai sakytų +19, tada dabar jau +16. Visiškai logiška nuobauda. Čia Brazdeikis taip gražiai. Tubelis deda iš viršaus po išsimetimo iš galinės linijos, tai atrodo kreipiasi čia. Smailagičius bando tuo pačiu atsakyti, gauna bloką, bet nemeluosiu, atrodo, kad tiesiog užspaudžia, atiduoda į rankas ir Vytas bėga greitas atakas ir pelno lengvus taškus. Čia Francisko akrobatinis metimas sugeba nesužingsniuoti ir dar pelnyti taškus. Arba taškus kitose atakose, kur Žalgiris neturi nė taškų šitos situacijose. Francisko atrodo išeina į aikštę nusiteikęs. Francisko žinom, kad išeina su kitų užsivedimu, užtenka vieno geresnio epizodo, čia vėl matom, kaip lengvai klaidina. 7 Francisko taškai. Įdomu, kiek dar. Sirenas Francisko vienas kurs galimybės, dabar jis suranda Edgarą Ulanovą, 3 taškai. Giedriaus Žibėno vandens pertraukėlė po rungtynių gilinuke. Žalgirio spurtas 10-4 ir pirmoji pauzė antroje rungtynių pusėje. Sirvydis prieš Radzevičių baudos aikštelę. Iki tritaškio linijos grįžta Deividas Sirvydis. Meta tolimą metimą po driblingo ir su šypsena. O į kairę jis klimpsta, springsta ir stringa. Birutis iš viršaus. Ir kas? 15-4 Žalgiris. Sudėtingesni skaičiai, keistesni dalykai. Čia ką prašė, kaip išspaudžia vėl, bet sugeba. Čia Gudaičio perdamas per nugarą tokioje situacijoje, kai Rytas visiškai ritme. Na, keistas Gudaičio bandymas. Francisko randa Ulanovą, Ulanovas iš toli. Žalgirio kapitono. Francisko naudojasi Biručio užtvarą kartą, antrą kartą. Užsimeta ant klubo Jacksoną Cartwrightą ir vėl Silvenas Francisko. Fantastiškas jo atgimimas, Brazdeikis iš viršaus, Rytas tiesiog byra kaip smėlis tarp pirštų. Normanto išsimetimas iš užribio tiesiai, Brazdeikiui, rankas, Brazdeikis. Tikrai gerais procentais atakuoja Kalčiankelį čia, Tubelis veidų krepšį netaikliai. Ir Žalgiris atsikovoja, kamuolį Birutis Mitčelas bėga greitą ataką. Ir netikslus perdavimas grąžinant kamuolį iš užgalinės linijos. Šalti nervai Sargiūno. Vėl Francisko prieš Gudaitį pašokdintas aukštaūgis perdavimas Edgarui Ulanovui. Edgaras Ulanovas savo ruožtu yra pataikęs visus 4 mestus tritaškius šį vakarą. Apsigina nuo labai svarbios Kauno Žalgirio atakos. Ir čia klysta Rytas. Giedraičio perdavimas į priekį. Sirvydis iš po krepšio. 7 taškai lieka. 9 sekundės ketvirtajame rungtynių kėlinuke. Patako Ignas ir dar mini šanselis Žalgiriui. Na, čia jau net nemini, čia gyvybiškai svarbus šansas Žalgiriui ir Dovydas Giedraitis toliau dirbto. 10 sekundžių, nepilnai 41, 5 taškai beskiria komandas. Giedrius Žibėnas prašo savo paskutinės vandens pertraukėlės